Alio. Sveikas. Sveiki. Ar su Laurynu kalbu? Taip. Laurynai, su kalėdom tave. Nu, tave taip pat, o kas čia skambin? Aivaras. Aivars, iš tų. Iš ko? Ten, kur kalėdas buvo. Nu, Aivaras skambina. Katras. Rūtelės vyras. Nu taip. Kaip kalėdos? Visai normaliai, kaip pas jūs. Nu, normaliai. Buvo. 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 Tas mūsų. Iki šiandien vakaro. Šiandien vakar. Laurynai, tu man dabar taip kaip vyras vyrui pasakyk. Tu į mano žmoną žiūri kaip, nežinau, kaip vyras ar kaip draugas, kaip kas? Kaip draugas. Tu negalvok, žinok, iš tikrųjų visokį nesąmonį. Čia Karla man pasakė, duot numerį, sakau, baig joks neduok. Aš net neįsivaizduoju, iš kur gavo numerį man. Tu supranti? Nes man šokas buvo, supranti? Ir... Ne, tai aš tau vietą, ne kitaip jau aš čia. Bet tu supranti? Ką aš dabar, ta prasme, ką jūs darėt kartu? Ką jūs veikėt? Nu, nieko, šokom. Kaip šokot? Paprasta. Bent jau tiek, atsimenu. O tu ją dulkinai? Ne, beveik joks. Aš pats nulūžau pats pirmas. Aš rimtai klausiu. Ne, rimtai sakau. O kaip buvo viskas? Papasakok. Ką aš žinau, šokom į viskas, ten žiūriu, kad šokt ten visi draugiškai atrodo. Kaip draugiškai, jeigu man vienas sako, kitas kitą, tai klausyk, tai kas čia per nesąmonės yra? Aš sakau ties, man žmonė tikslo melas. Man yra pasakyta, kad tau patinka mano žmona, tu supranti? Nesąmonė. Kas pasakė? Nu, nesvarbu, kas pasakė, bet tai kaip man dabar jaustis, įsivaizduok? Nu, o kaip man jaustis, čia kažkas už mano akių čiešint, kažkon, kad kažkas visais neteisys, man, nežinau, man čia nervas turkėlti. Pirmą kartą girdu toks nesąmonės. Tai... Tarkim, gal aš man kažkaip patikau, man ne. Žiūriu, aš man kaip draugį. Tai viskas. Tau mano žmona nepatinka dar? Man, pavyzdžiui, čia kaip, kiekvienas, čia taip. Visus namis man pradės patikti, neslaikau aš tokių dalykų. Žinok, jeigu sužinos, kad kažkas buvo, bent kruopelytę tu su savo lūpom prilėti prie jos kruosto ar kažkur, žinau, kad važiuos. Bet, aš rimtai tau savo, kaip... Ne, žiūrėk, klausykis. Jei kas sako, tu man pasakyk, kas sako. Aš paskambint, aš galės įrašyti į ton balsą, ir su manim bendrą pašnekės. Tas, kas sakė. Ir visai man kitą atsakyti, ne, nieko nesakiau, man užpės tokia dalyka garbė žodžiai. Man, daugiau nieko pasakyti. Viskas, aš tam Karlo dar paskambint, užmuš. Užmušė, ne? Nervo, Nori, aš tą dar labiau sunervuosiu. Tau skambina radio stotis Zip FM. Zip FM. Zaibi. Jog tu keletą žodžių galėjai nesakyti šiaip, bet jau pasakėjai, tai ką jau, čia tiesioginis eteris taip yra, būna visada. Aš atleidžiu, bet aš tave išdūriau. Čia Jonas iš radio stoties Zip FM radistas ir mes pakalbėjom tiesioginį. Normalią. O tu iš Žemaitijos, iš kur čia taip tokia... Žemaitis, net pusę žodžių nelabai supratau, bet esmėj pavyko man įsibrauti į Aivaro kailį. Nežinau, kas atsiuntė, tavo telefono numerį, bet parašė visą situaciją, kaip yra, ir aš nežinau, tai dabar pats gaudi galus ir suprasi. Iki. Iki. Meilužis.